Jo, laba diena. Mane taip čia senokai jau pradėjo kalbinti, kad prisiminti Lozoraičius. Aš sutikau, bet paskui pradėjau rinkti medžiagą, žiūriu, kad netaip daug tos medžiagos turiu. Buvo keli susitikimai, bendravimai, bet jie tokie buvo, buvo keli draugiški tokie pokalbiai, bet kiti labai įtempti, politiškai įtempti buvo labai užimti jie. Ir aš galvoju, ką čia papasakot, tą medžiagą, kur jūs galit paskaityti internete, informacijos, ten galit, jinai jau kartotusi. Tai aš tiesiog pagalvojau, kad parinkau fotografijas apie lietuvių diasporą, apie lietuvių išeivius, kuriuos susitikau 88 metais pirmą kartą. Ir čia gal kokius 5 metus fotografavau. Ir daug fotografijų bus visiškai nematytų, nes jinai mano netgi pačiu ir apdirbtų, archyve paieškotų. Ir tiesiog tai suprasite, kokioje aplinkoje Lozoraičiai dirbo. Čia bus pagrindė Amerikos lietuvių, Čikagos, Vašingtono, truputį New Yorko. Taip pat teko būti ir kartu su abiems Lozoraičiais Vatikane, pas popiežių fotografuoti, tą parodysiu, papasakosiu. Man rodos, galbūt įdomiausia yra tie tokie mano asmeniniai patirties momentai, kuriais aš kaip pirmąsyk pamačiau, sužinojau, kokia buvo tas įspūdis, koks buvo. Ir tiesiog tą papasakosiu. Čia yra fotografuota Vašingtone, Amerikos ambasadoj. Ir fotografija, jinai įdomus yra pats tas fenomenas, kad jis yra faktas dokumento. Kol nebuvo atrasta tas originalas Vokietijai, tai mes vasario 16 simbolizavo, vasario 16 įsivaizdavom, kad tai yra susirinko vyrai, kurie pasirašė, nuėjo nusifotografuoti. Ir ta fotografija, jų kur Vilniuje padaryta, Didžioji gatvė, tai ir buvo vasario 16 simbolis. Kas įdomu, kad Latvija irgi taip pat turėjo problemų su originalu ir vienas fotografas fotografavo operos, turbūt taip muzikos teatre, jie susirinkę buvo, pasirašinėjo tą aktą ir jis buvo Latvijos fotografas, atėjo su tokia didelio aparatu, su blikste, su magnium, kur užsidega ir sprogsta. Ir kai jis nufotografavo, jis įsigando, kad čia jau kažkas jos polas sprogdina, žodžiu, toks buvo baimės momentas. Tai irgi ta fotografija yra kaip ir Lietuvos istorinė. Ir mes tuomet pradėsim kelionę. Čikaga, visi lietuviai susivienė gyveno Market Parke, čia yra Market Parko, generolo Market parkas, lietuviškai išvertus turgus, bet iš tiesų tai yra žmogus konkretus. Ir šitame rajone praktiškai kabėjo lietuvių vėliavos arba kažkokie prie duros labas, sveikas, daug suvenyrų parduotuvių, kavinių, lietuviškas bankelis, taip pat ten viršų yra Švento kryžiaus lietuvis aukota bažnyčia, šitas ligoninė, paskui yra bažnyčia ir šalia ten prie bažnyčios yra ta vadinama lietuviška gatvė, kuri tiesiai išeina į Dariaus Girėno paminklą. Tai čia buvo lietuviai, parduotuvėje nuėjęs maisto parduotuvė, sutiksi daug lietuvių. Ir tie 88 metais buvau ir čia mes matome tą reiškia arčiau tą ligoninę ir bažnyčią. Taip, lietuviška bažnyčia, labai gražus vitražai. Ten man kelis kart teko fotografavau mišias, lietuviškas mišias ir taip pat tie 88 metų lietuviai, inteligentai. Praktiškai turbūt visiems aišku, kad kada užėjo rusų armija, rusų valdžia, okupacija, tai buvo vykdyta genocidą, genofondo naikinimas įvyko. Tie lietuviai, kurie liko Lietuvoje, buvo vežami inteligentai į Sibirą, o tie, kurie didžioji dalis inteligentijos pabėgo. Kai važiuodamas 88-ais aš nežinojau, kas sutiks, aš nelabai supratau, kas tas yra Amerikos lietuviai, kaip jie gyvena, kaip jie bendrauja. Ir
Tik tai dar praėjus gal kokie 10-20 metų, kaip jau tą kartą numerė, aš pradėjau suvokti, kad tai buvo nepaprastai inteligentiški žmonės, įsilavinę, turėjau daug tokių bendrijų, net mano teta dirbo agronomų bendryje, buvo buhalterė, laikraščius leido, partijos išlikusios senos buvo. Draugo, pats garsiausias Amerikos laikraštis yra Draugas, čia yra Draugo spaustuvė. Šitą spaustuvę čia yra paskutinės dienas gyveno, nes čia dar yra ta vadinama, kaip tenai, kada buvo raidės renkamos pačios, tai šitas mašinos buvo paskutinės kaip muziejinės. Ir tas žmogus, kuris čia yra, jis visą gyvenimą ten ir išdirbęs yra. Jonas Kuprys, fotografas Draugo, matot ir data yra gegužė 88 metai, tai čia yra faktas, kada fotografuota. Kviklys, Bronius Kviklys yra nepaprastai garbingas ir šviesus žmogus, surinkęs labai didelę kolekciją monetų lietuviškų, apdovanojimų, ženklų, karo įvairių ginklų. Taip pat jisai, kai Smetona sudegė, važiavo ten pas giminės ir nupirko Smetonos praktiškai visus raštus, nupirko laiškus, jo įsakymus Smetonos, Antano Smetonos pasirašytus rodė mums. Išleido 3-tomį Mūsų Lietuva, 6-tomį Lietuvos bažnyčios ir dirbo enciklopedijos ir panašiai. Žodžiu, Bronius Kviklys. Čia jos su Lietuvos kariuomenės tokiu šalmu. Spaustuvininkas, dabar pabėgus staiga, turėjo savo spaustuvę ir jo dėka buvo spausdinami Lietuvos žurnalai, knygos ir albumai. Taip pat man teko apsilankyti pas Adamkų. Jisai dirbo tuomet gamtos apsaugos Ilinois valstijos viršininku, pačiam Downtown centre Čikagos. O Ilinois valstybė yra daug kartų didesnė negu Lietuva, daug kartų. Ir jisai priėmė įstatymus, kurie neleido teršti šitų didžiųjų Mičigano ežerų, kurie yra daug kartų didesni negu Baltijos jūra. Prieš jį buvo pasikėsinta, ta prasme, kad jie apskundė, kad jį norėjo nuimti. Gamtos apsaugos ministras Vašingtone. Ir jie buvo iškviestas į Vašingtoną, jis man pasakojo, įvyko teismas. Ir kada tas teismas vyko, jo apklausa teisingiau, vyko Kapitolijai. Ir kada jis jau grįžinėjo atgal, jau iš Čikago jį pasveikino ir uostė, sakė, tu laimėjai bylą. Buvo labai greit priimtas sprendimas ir tą ministrą nuėmė. Ir tuomet čia jis įrodo tą apdovanojimą, kurį jam pasirašė ir įteikė Reiganas. Po tos bylos jisai tapo garsus žmogus, kaip vienas iš tų žmonių, kurie apsaugojo Mičigano ežerą ir Čikagos miestą. Čia yra su lietuvių radio stoties, ten buvo radio stotis redaktorium. Vizgirda, dailininkas Vizgirda, jis ten jau prie Bostono buvo, 88 aš keliavau. Mes dviese keliavom su tokiu kolega fotografu, turbūt žinot, Arūnas Baltėnas. Čia buvo parodos ir pas jūs dirbo muziejui Vilniuje, jisai nacionaliniam. Viena ta valstija, kurie sulėtintas greitas jis vairuodavo, kur greičiau leisdavo vairuoti, aš vairuodavau jau tą mašiną. Čia yra Narutis, Vytas Narutis, mano pažįstamas. Jisai dalyvavo ir komisijose rinkti lėšas Amerikoje lietuviams, taip pat komisijoje atkurti Vytauto Didžiojo universitetą. Ir aš pirmąsyk pamačiau, kas tas yra internetas. Jis čia prisijungė per internetą prie Nacionalinės Amerikos bibliotekos. Tai toks buvo pirmąsyk, nesupratau, kaip ten galim prisijungti ir buvo tokia nuostaba. Dabar aš prisijungiau prie New Yorko Public Library, tas viešos bibliotekos. Pažiūrėjau Požerskio knygas, radau 3 savo fotografijos albumus, kurie yra New Yorko nacionalinėje bibliotekoje. Tai irgi taip smagu, kad galima iš Lietuvos pasižiūrėti. Čia yra Dariaus Girėno skulptūra Market Parke.
paminklas teisingiau. Ir ten vyko birželio 14 paminėjimas trėmimo į Sibirą, kada aš jau pamačiau tą vėliavą pačiam Čikagos centre. Ten yra Sir Toweris aukščiausias, jis buvo apie 20 metų aukščiausias pasaulio pastatas. Jį projektavo taip pat lietuviai, Martinkos toksai mūsų giminaitis projektavo. Ir čia lietuviai, kurie protestavo prie sovietų valdžios. 88 metai birželio 14. Toks kaip simbolis jau šita fotografija, irgi tokia viena iš tų ikoninių fotografijų, kurie dažnai būna spausdinama pristatant lietuvių diasporą užsienyje. Ten jau jie visi mane pažiūrėjo, pamatė, sakė, aš turbūt pas iš Lietuvos esi. Taip, sakau, nes, sako, vietiniai čia kažkaip nelaksto, taip nefotografuoja. Ir Market Parką, grįžta Market Parke, dirbo kavinės, bet jos jau pradėjo užsidarinėti. Jau pradėjo kai kurios pardavimas vyko, bet čia Neringa tokia viena garsiausių kavinių. Taip pat Daina garsi, kur galim buvo pavalgyti ir cepelinų, ten aišku. Taip pat Tulpė restoranas. Čikagos gatvelėse tokias yra. Ir beeinant matosi, žmogus skaito draugo vieną seniausią, vieną patį turbūt labiausiai reprezentuojantį Amerikos, be gal tikrai reprezentuojantį Amerikos lietuvių išeivijos gyvenimo laikraštį. Ir prasidėjo pardavimas. Jau kavinė susidarinėjo, pardavimas, nes senoji karta arba mirė, arba įsikėlė iš to rajono Market Parko. Čia dar veikia Gintaro kavinė. Gintaro kavinė, lietuvaičiai. Čia stovi Eugenijus Baltėnas, jo tėvas žurnalistas žymus Lietuvos, spaudos fotografas irgi taip pat. Jis pats irgi fotografas buvo. Ir po 20 metų Čikago vyko tokia paroda Rytoj nebus vakar, taip vadinasi keistų pavadinimų. Tai yra, jisai 88 metais atvažiavo į Lietuvą fotografuoti su teatru kaip aktorius, o aš buvau Amerikoje. Padarė parodą, kaip amerikietis matė Lietuvą, o kaip aš mačiau lietuvis Amerikos lietuvių. Kavinės gana linksmos. Ten aš vidury stoviu, matau toks po parodos atidarimo. Andriauskas, vienas žymiausių tokių kavinių Andriauskas, kas yra įdomu, čia jis pats irgi, tai ateina žmogus, pats įneša kokius $5, duoda jam tokį akmenuką, jis tos dolerius pasideda ant stalo, prispaudžia ir visi gėrimai yra po $1. Ką be gersi, viskas $1 kainuoja, nuo kiekių tik tai. Ir jisai gerdamas, sakykime, $1 aukoja Andriausko, kitą savo, Andriauskas prieina, įsipila ir su juo kartu išgeria, pakalba truputėlį ir prie kito jau. Tai toks gyvenimas buvo ir jis tos ten $10, išdalindamas 5 savo, 5 jam ir tą dieną praleidžia tokį porą valandų. Čia Amerikos lietuviai New York'e jau. Tarp kitko vidury tai Baltėnas yra, Eugenijus šitas Baltėnas, su kuriuo mes keliavom po Ameriką. Ir Eugenijus Baltėnas, matot kokią mašiną su grandinėm surišta. Mes ten važinėjom po barus. Ir nuvažiavom tokį barą, nuvežė, kur aš jau bijojau, bet fotografuoti, nes ten buvo Amerikos baikeriai, visi baisus, odiniam švarkais, merginos dar baisesnės, ten žaidžia šitą biliardą ir atrodo, jam pasižiūrėsiu juos, o iškart užmušta. Bet jie tokie visiškai draugiški yra. Visi išgėrė, išvažiavo, prie jų stovėjo policija, bet nestabdė. Klausiu, kodėl nestabdo. Sako, jeigu sustabdys, tai nubaus jos, tai tas baras bankrutuos paprasčiausiai. Viskas, sakau, čia kam tas baras bankrutuota, jeigu jie gražiai išvažiavo. Tai... Čia jau dabartinė yra, trečia karta, šitą restoranas veikia jau dabar. Ten irgi cepelinų, lietuviškas alus yra. Ir čia fotografuota prieš kokius 4 turbūt metus. Ir 88 mes lėktuvų kartu skrydom su jaunimo teatru, man taip kažkaip netyčia pakliuvo. Jie keliaudami Ameriką, ten pasirodė Čikagoje, pradžiai New York'e, paskui Čikagoje. Ir kai atvažiuodavo lietuviai koncertuoti, jos pastatydavo ant scenos, ten ir taip pat Noreika būdavo kartu, ir visa salė sustodavo, sugėdodavo Lietuvos himną. Tai tie lietuviai, kurie atvažiavė iš Lietuvos, jie
laikė lūpą suspaudę, pastovėdavo ramiai, bet kad tik nedaug dievė neprasižiot, nes būtų jau nufotografuoti, kaip sakyt, bijodavo. Tai skrisdami aktoriai, jie gavo laikraštį, ten tą lietuvišką laikraštį leidžiamą, Lietuvos žinios, nežinau kaip jis ten buvo, užsieniečiams gimtinės žinios. Ir ten buvo spausdintas Lietuvos himnas, tautinė giesmė, kurie skrisdami lėktuvę išmoko. Ir kai visą salę užtraukė Lietuvos himną, jie paskui pritilo tą salę ir jie tuomet pratęsė tą giesmę. Tai buvo kažkoks šokas, nes niekad to negalvojo, kad lietuviai atvažiavę iš Lietuvos lietuvišką himną dainuos. O tuomet jau 88 vasarą jau buvo galima. Ir čia Nekrošius su žmona. Pas Kezį, pas Algimantą Kezį, fotografą, jisai, paskui mes perėsim prie Kezio dar, čia yra lietuvių jaunimo centras, kuriame vykdavo parodos, koncertai. Jis statytas irgi atokiau nuo Čikagos, nuo Market Parko. Ten yra ir bažnyčia, ir eitynės tokie būna šaulių. Ir šitam jaunimo centre Algimantas Kezys atidarė mano parodą. Aš vežiausi atlaidus ir pirmas iki atlaidai buvo, apskritai pirmas į gyvenime atlaidus parodžiau Čikago 88 metais, nors jau 20 metų beveik fotografavau šios, bet jų neturėjau teisę rodyti. Ir jisai suformavo tą parodą, aš ją ten įrėminau, čia Kezys sako kalbą, Drunga rašytojas parašė įvadą ir vėliau buvo išleista šitoj Čikagos Loyolos universitete šitas mano knyga Lietuvos atlaidai. Tai tokia įvyko toks stebuklas, 1900 metais išleido knygą Čikagoje. Kezys, jisai buvo jėzuitas, kunigas, pradėjo fotografuoti, sukonfliktavo su kunigais, su savo tais vyresniais, kurie tokie labai konservatyvūs, paskui parašė pareiškimą, išėjo iš kunigystės ir neteko pensijos, kunigų pensijos, neteko pragyvenimo šaltinių, toks, bet buvo menininkas, tikras menininkas ir vakar kūrybos aukojo savo ir, kaip sakyt, gerbuvę. Čia yra Kezys, mes jo tėvo name, kaip tėvas numeris persikėlė čia gyventi. Ir jis mėgdavo daryti ten į mėnesį vieną kartą to trečios kartos lietuvių emigrantų susitikimus. Čia yra trečios kartos susitikimai, jie, kurie atvažiavo tie pagrindėti ekonominiai emigrantai, kurie atvažiavo dirbti, kurie daug dirbdavo, tai buvo vieta, kurie galėdavo susitikti, kas ką norėdavo išgertas, tą atsiveždavo ir vykdavo kažkoks kūrybinis vakaras. Ten pačiam centre juodai sėdė, aš sėdžiu ir šalia mano duktė, jinai tik įstojusi buvo Vilniaus dailės akademiją ir aš ją vežiau parodyti Amerikos muziejus, tokia mūsų buvo mėnesio laiko kelionė. Ir savo kūrybą pristačiau pas Kezį ir taip pat ten prasidėdavo lietuviškos dainos, šokiai, linksmi šokiai pas Kezį, žodžiu, tikras linksmas kunigėlis, kaip sakyti, jėzuitas. Ir čia mes pas Kezį buvom dabar galvoju, prieš kokius 5 metus su Tomu Pabedinsku, kolega mano. Mes susitarėm su juo, kad Vilniaus nacionalinis muziejus perima jo visą kūrybą ir mes važiavom pas jį perimti tą kūrybą. Sutarėm, kad parodė visą savo archyvą, mes sutarėm įsinumavo mašiną, ten sutarėm su paštu, kur bus siusim, kokias dėžės jau nusipirkt, maišus. Ir kai atvažiavom už poros dienų jau krautą archyvą, jis sakė, neatiduodu. Tai dar padarėm tokius kelis interviu, paskui jis parašė testamentą, man įgaliojo, kad visą archyvą po jo mirties pasiims nacionalinis muziejus, Kulnytė būtent, Birutė Kulnytė. Ir po kokios mėnesio jisai atsijungė, Alzheimerio liga, dar metus gyveno, bet jau buvo jau kitam pasaulyje. Ir jo duktė, jo sesuo Birutė, tą archyvą išblaškė, pardavė, sunaikino ir dalį atsiuntė, bet žodžiu, jis pats savo įsikasė duobę ir savo archyvą nesugebėjo perduoti
Dabar yra dalis, bet tik dalis. Ten būtų ir negatyvai, ir kontaktai. Žodžiu, visas gražiausias, kokias 5 dėžės būtų atsiustos, jo visas archyvas būtų Nacionaliniam muziejui. Žodžiu, menininkų palikimas, turbūt muziejai žino, yra labai sudėtingas dalykas ir kaip tą menininkai padaro kartais labai siaubingų, blogų klaidų. Čia jis rašo kaip tik tą testamentą man įgaliojimą, kad jisai, jeigu jisai mirs, tai kad aš tvarkysiu jo negatyvą, jo archyvą, bet ta duktė Birutė neskaitė, kad čia yra labai svarbus raštas ir to nevykdė. Jonas Mekas, Niujorke. Irgi šviesi asmenybė, visiems žinoma. Čia jis kartu su Rod Stewardu. Rod Stewardas ir į Kauną atvažiuoja, man rodos, koncertuos greitai. Jo kartu Jonas Mekas su Arūnu Kulikausku. Čia irgi pas jūs buvo paroda. Ir ten mano sūnus eina. Jisai metus laiko dirbo kazino, netoli Niujorke, parodą padarė. Mes kartu atvažiavom ten pas Arūną, tuomet gyvenom. Sutikom su Meku. Ir dabar yra lietuvių centras išlikęs Niujorke. Čia lietuvių išeivių namai. Jos norėjau čia šalia esantis didžiulis yra prekybos centras nupirkti, bet jie kažkaip teismo keliu dabar įsikovojo, kad tas namas yra istorinis, laikinai dar čia gyvena. Bet matyt, pinigai vis tiek nugalės už milijonus perims įstatymus ir nupirks. Ir čia yra dabar dirba tokia, čia mano pirmam aukšte buvo mano paroda, kaip tik prieš 2 metus. Ir ten dirba Lietuvoje tokios savanorės. Rusijos yra milžiniški archyvai lietuvių išeivių, tie, kurie prieš Pirmo pasaulinį karą atvažiavo Ameriką dirbti, jie stojo į profsąjungas. Ir tie profsąjungas jie turėjo užpildyti savo tokias gyvenimo dokumentus. Ir dabar tos dokumentus jie bando surašyti ir įvesti kompiuterį. Kas atvažiavo prieš Pirmą pasaulinį, kokie lietuviai atvažiavo į Ameriką. Tokie daro savanorišką darbą dirba. Ir čia vyko gimtadienis ir buvo sveikinimas. Taip pat 2 aukšte, daug meno kūrinių yra tame centre. Dabar grįžtant atgal, aš kada grįžau iš Amerikos pirmą kartą 89-ais, architektų namuose Vilniaus gatvėje, čia padariau tokią parodą. Pirmas tik lietuviai pamatė, kaip Čikagoje gyvena šeimos, Market Parką, restoranus, taip pat Adamkaus ir taip pat mato tą pačią parašytą Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone, kada susitikau su Lozoraičiu. Taip atrodė lauke plakatas ir tiek buvo žmonių. Vasario 16, 89 metai, ten taip pat buvo ant stalo žurnalai, knygos, žodžiu, pirmas tik pamatė. Pirmas tik tuomet atspausdino Nemuno žurnalas ir pristatė Lozoraitį. Tuomet redaktorių iškvietė saugumas, sakė, jūs Nemune pristatėt patį didžiausią tarybinės Lietuvos priešą. Lozoraitis buvo priešas numeris 1 ideologinis. Lietuviškos kapinės Čikagoje. Čia yra Market Parke. Ne, šitas yra Švento Kazimiero kapinės, tokie dideli plotai, šventė vyko, pirmasis gegužės sekmadienis yra motinos diena ir ten mišios, susirinko visos koncesijos, šauliai, 88 metai birželio mėnuo. Ir čia yra į lietuvių įvairios organizacijos. Aš irgi pirmas tik pamačiau tokias tas vėliavas, uniformas. Man buvo kažkoks smūgis irgi, fantastinis smūgis, kad tokios yra kaip ta trispalvė suvyniuojama. Ir kapinaitės. Kapinaitės, kurios jau laidojamos yra nuo prieš Pirmo pasaulinio karą, jos atidarytos buvo. Taip pat aš esu daręs tokią parodą, atminties sodai. Vilniuje vienam aukšte buvo lietuviškos kapinės, kitam buvo Čikagos kapinės. Tad kuklios gane. Ten negalime nei gėlių sodinti, nei medžių, nei krūmų. Tokios pievos yra tiesiog nušienaujamas. Kada vyksta laidotuvės, atsisveikina ir paskui tą nuleidimo, užkasimo procese jau jie nedalyvauja. Taip pat vaikų neveda prie laidumio. Tiesiog atneša tą kapą, atveža dažniausiai ir su tokie mechanizmais tokiais nuleidžia ir su traktoriukais užkasa ir viskas. Čia yra Švento Kazimiero kapinės. O toks įdomus irgi galim pasidėti kartu.
Ir labai daug simbolių, lietuviškų simbolių, tokio ilgesio. Praktiškai tie visi, kurie palaidoti, niekad negalvojo, kad Lietuva bus laisva. Nu, mąstė, galbūt tai bus. Labai įdomi, aš tokią visą seriją padaręs esu šitų moteriškių, kurios įmontuotos yra su vestuvių savo nuotraukom. Čia yra kitos jau yra nacionalinės kapinės, dviejos, kaip minėjau, Čikagoje yra. Yra labai daug žymių žmonių palaidota. Ten pat buvo palaidotas Grinius, paskui jis perlaidotas buvo. Čia Griniaus buvo būtent pelenai. Jie pervežti dabar į Lietuvą jau yra. Biržiškos, Varnas, jums žinomas turbūt yra. Čia labai garsus du amerikiečiai, vienas lietuvis, kitas amerikietis. Jie buvo imtynininkai tokie, imtynininkai, mušeikos, kaip sakyti, jie sportavo. Jie labai susidraugavo ir kaip vienas tas amerikietis Angel tas mirė, tai po mėnesio ir numirė ir lietuvis. Tokie čia yra net ir filmas pastatytas apie juos, apie jų tokių gyvenimų. Ir matot, tas noras iš kauniečio grįžti į Lietuvą begalinis buvo. Ir taip pat tos gražios vestuvinės fotografijos. Aš kaip sakiau, kad pati didžiausia fotografijų paroda tai yra kapinėse. Jos spalvingos kapinės, tokios ramios, gali atvažiuoti su mašina, važinėti, privažiuoti prie kapo. Ir mes persikėlėm dabar jau arčiau Lozoraičių, Vašingtoną. Kaip 88 buvome mes Vašingtone su Boltinu, sakė, labai yra įdomus žmogus, yra, sakė, asmenybė. Aš dar apie Lozoraitį nežinojau. Sakė, nuvažiuojame į ambasadą pas Lozoraitį. Ir čia vengriai yra, jie gimė Kaune, paskui emigravo kažkaip pas tėvus Vitolijus ir Virginija. Virginija dirbo Amerikos balso redakcijoje, Vitolijus jisai buvo veterinariją Kaune baigęs ir dirbo komisijai, kurie priiminėjo vaistus. Tai yra sukurti yra vaistai, paskui mokama milijonus, kad jas reikia išbandyti ir leisti leidimą, kad jos galim pardavinėti. Tai jisai toj komisijai prie Baltųjų rūmų, prie Kapitolijaus dirbo vaistų leidimų, kad jos galim platinti. Tai buvo bandymai ant gyvulių, paskui ant žmonių bandymai tokie. Amerikos balso redakcija. O visi žinot Amerikos balsą, čia yra redakcija. Taip vyko tiesioginės laidos. Aišku, kai Lietuva tapo nepriklausoma, užsidarė ta redakcija. Amerikos balso redakcijos vidus ten sėdė, kaip ten tas lietuvis redaktorius, Sokodolskis jo. O čia yra Baltušio duktė, Baltušytė, rašytojo Baltušio. Istorija. Ir ambasada. Lietuvių ambasada, toks kaip itališkas namukas, nedidelis, šalia, pačiam centre Vašingtono. Ir mes susitikom su Lozoraičiu, čia yra viduje. Paveikslas, kambariai, jie išlikę, ten nieks nesikeičia. Čia Vitolijus Vengrys kaip tik stovi, sėdė šalia, mano katalogas ant stalo matau padėtas Čikagoj parodos. Tai yra tos fotografijos, žinot, ten pakliūnė pas kažkokį labai žymų žmogų ir traukt aparatą fotografuoti nėra taip paprasta. Tiesiog tu turi arba bendrauti, arba fotografuoti. Tai gerai, kai yra kažkas šalia, su kuris bendrauja. Pas Adamką aš vienas atėjau. Paskui vedė mane į vokiečių tokį restoraną, pavalgėm. Jis paskui Adamkos paskambino Saboniai Portlande, kad aš skrisiu pas jį, žodžiu, paderino mano skrydį dar pas Sabonį. Skridau pas Sabonį. 88. O su Lozoraičiu toks buvo
mes atvažiavę iš Lietuvos labai mažai žinojom apie tą informaciją. 88 metai, dar viskas yra užslaptinta, jokių žurnalų, laikraščių, kas darėsi tarpukarį, kokia diplomatija, dabar tai galim. Tai ir paskui mus išlydėjo, čia jau laukia, ir toks vyko atsisveikinimas, aš kažkaip galvojau, niekad gyvenime daugiau nepamatysiu, nepakliusiu, bet pasirodo, kad kai galvoju, kad paskutinį kartą nebūna niekad paskutinis. Ir mes po 91 su žmona keliavom po Ameriką, mes tiesiog turėjom nusipirkę, aš pats nusipirkau tokį bilietą traukiniu 1,5 mėnesio, $150, ir mes kiek norėjom, tiek galėjom keliauti po tą Ameriką. Tiesiog užsiregistruojam truputį iš anksto ir per naktį važiuojame vieną miestą, kitą. Taip susitikom prie ambasados ir jisai ten pasiūlė mums tuomet lietuviškus pasus, užsienio pasus, jie kainavo po $20. Mes sutikom, turėjom nuotrauką su žmona, jos tos pasus tuomet jis išdavė, jie čia yra eksponuojami, pas jūs yra ir knygui taip pat. Ir čia žmona mano pasirašo, pildydama tos pasus, reikėjo ten užpildyti tas blankus, kuri apie save. O čia ant stalo padėtos Kezio knygos apie kapines, apie lietuvių gyvenimą išeivijoje, apie dailininkus, jis leido tokias Kazys knygas. Tai čia ir ta lietuviška ambasada. Paskui jinai jau dabar yra aptverta tokia metalinė tvora. Čia 91 metais kaip tik Lozoraitis tarpininkavo Landsbergio atvykimo į Kapitolijų. Taip pat atvyko pirmos galvos arba ministrų pirmininkai Estijos ir Latvijos. Ir vyko jų pokalbis su Amerikos politikais, su šitais išrinktais parlamentarais, kaip sakyt. Tai tas pokalbis čia yra Vašington 91, kurį padėjo organizuoti Lozoraitis. Čia kaip tik 21 metais buvo 300 metų sausio įvykiams ir Lietuvos ambasada padarė mano parodą, bet kadangi buvo Covidas, tai ta paroda buvo padaryta tokie stendai aplink Lietuvos ambasadą ant tvoros iškabinta, kadangi vidų buvo negalime įeiti. Ir mes susirašinėdami juokavom, kad lietuviai buvo žymiai stipresni ir karingesni, jie neįleido į mūsų parlamentą rusų kariuomenės, o amerikiečiai pasidavė ir tie vandalai įėjo į Kapitolijų ir sunaikino Kapitolijų kaip tik. Tai čia rodė, kad lietuviai vis tik tai yra stipresni už amerikiečius toks. Čia iš tos parodos, kuri buvo aplink lietuvių parlamentą. Ir Roma. 91 jau dešimtarbas buvo pripažinta Lietuva kaip nepriklausoma galia po to pučo. Valstybė Rusija irgi pripažino ir čia Landsbergis atskrido susitikti su popiežium. Pirmas syk jisai turėjo užsienio pasą. Sako, jų delegacija, jis jau skrido kartu, pirmas syk turėdamas ne užsienio pasą, bet Lietuvos užsienio pasą, kuris galioja užsienyje. Ir apsauga jau skrido su jo ginkluota, jie ten tos ginklus turėjo priduoti, užrašyti, ten yra registracija tam tikra, tai irgi oficialiai jau jie su ginklais skrido jo apsauga. Čia yra, ir jisai pasakė, Landsbergis, kad pirmas susitikimas, kai atsikuria valstybė arba susikuria nauja krikščioniška valstybė Europoje, pirmą vizitą reikia padaryti pas popiežių. Tai jis tą ir padarė. Pirmas vizitas jo buvo pas popiežių. Čia yra Lietuvos ambasada Italijai. Sutikimas Landsbergio. Ten labai džiaugsmingas buvo, labai iš ties nepaprastai džiaugsmingas ir toks įvykis. Ir tie kunigai, kurie emigracijoje visą gyvenimą išgyveno, irgi ten lietuviškos kapinės yra, koplyčia lietuviška kapinėse. Jie niekad negalvojo, kad Lietuva bus laisva ir toks stebuklas įvyko. Kazys Lozoraitis, brolis Stasio, jisai buvo kaip ir atstovavo Lietuvą Italijoje, ambasadorius Italijai. Ir čia buvo toks gana trumpas, rimtas, labai diplomatinis pokalbis, nes
Landsbergio laukia dar daug susitikimų, ta prasme dar su Italijos prezidentu, daug buvo sprendžiamo dalykų, matyti ir politinių, ir finansinių dėl. Tai aš tik trumpai nufotografavau ir, kaip sakyt, per daug neilgai neužsibūnė tokiuose pokalbiuose. Ir taip pat vyko iškilmės, trumpi pasveikinimai. Matot, kaip tas toks, daug čia tokie yra psichologinių gražių tokių momentų, man rodos, ir santykių. Tokie kadrai galbūt kaip iš kino. Ir taip pat Stasys Lozoraitis organizavo susitikimą su popiežium. Tai buvo taip irgi tokie ilgi diplomatiniai tie derinimai. Tai yra Romoje dar ambasadoje. Ta proga atsidarė mano organizuota paroda, čia ne tik mano nuotraukos, ten buvo ir daugiau nuotraukų. Aš tą parodą tokią organizavau ir archyvinę kartu. Lietuvos pristatymą, Lietuvos istorijos pristatymą Italijoje, tai prasidėjo ir nuo Černiausko, mūsų ambasadoriaus, labai iškilaus žmogaus, paskui jo anūkė pas mane fotografiją dar studijavo. Taip pat čia yra ir partizanai nušauti, Kryžių kalnas mano, sausio 13 įvykiai. Ir tą parodą atidarė Landsbergis, jis turėjo atvažiuoti kartu ir Italijos prezidentas, bet jis buvo politinė, ten žinot, kad krizė, kas antrą dieną krizė vyksta, tai ir ta krizė neatvažiavo. Ir čia partizanų palaikų atkasimas, žodžiu, fotografijose, kurios su itališkais užrašais buvo pateikta Lietuvos ta politinė istorija. Ir Lozoraitis suveikė man leidimą fotografuoti pas popiežių. Pas patį popiežių galėjo fotografuoti tik 2 fotografai. Tai yra vienas iš tos atstovaujančios šalies, antras iš Vatikano oficialus fotografas. Liepė pasiimti 2 fotoaparatus. Jokių aštrių judesių, labai ramiai, už nugaros stovėjo apsaugininkas ir žiūrėjau, ką aš darau. Tiesiog toks, reiškia, jauti už nugaros kvėpavimą jo į sprandą ir fotografuoja. Čia jo pasitinka Landsbergį. Toks labai iškilminga ta aplinka. Ir viduj tas visas procedūra jau ta matyt senai numatyta, suplanuota, žinoma, kaip kas vyks. Ir tie tokie pasveikinimai, kurių čia fotografijas turbūt niekas nėra matęs, aš tiesiog tokias. Tai pirmo oficialus Landsbergio vizitas į užsienį ir pas popiežių. Ir jie eina į tą popiežiaus kambarį, kuri, čia buvo daugiau fotografų, čia buvo daugiau, kokie 5-6, ir į tą kambarį leido tik 2 fotografus. Aš čia pernai buvau pas Landsbergį ir sakė, a tu ten viduj mane fotografuoji? Taip, sako, aš fotografavau jūs tenais. Sako, aš ten neprisimenu, nes taip, sako, ten buvo gana sudėtingas pokalbis, nes ten sprendėsi daug tokių, buvo konfliktinių situacijų su Lenkais, su Landsbergis su Valensa niekada nedraugavo, jie buvo visada su peiliukais, kaip sakyt, su sudėtingi santykiai. Ir vėliau čia tas jau toks pokalbis baigėsi, tas toks bendra fotografija, kažką Landsbergį nurodo labai laikytis, tu sako, paklausyk manęs, ne? Ir taip pat ten jau ėjo ir taip pat Landsbergio pavaduotojai. Ir ta bendra fotografija, kur buvo kiekvienam įteiktos ir popiežiaus dovanos. Kitą dieną vyko Vatikane mišios ir ten toliau, matot, sėdė Valensa, jeigu taip čia yra, tai vietai su žmona. Jie per atstumą, jie ten kelis kartus ugningai pasižiūrėjo viens į kitą, papliksėjo. Paskui, kada jau dalino komuniją, tai Valensa su žmona pirmas atsistojo pas popiežių, o Landsbergis neėjo. Ir man vietiniai kunigai paskui Vatikane ten klausinėjo, ar tu buvai Landsbergio namuose, buvai, o pas kryžius kaba, nekaba, sakau, kaba.
Ir čia tos šventos mišios. Ir čia paskutinės nuotraukos, 92 metai, 2 metai prieš jo mirtį, Kaune buvo suorganizuota Vasario 16 gatvėje, ten nežinau kaip ten tas restoranas dabar buvo, tas senasis, giminės toks susitikimas. Mane pakvietė fotografuoti, ten buvo didelė giminė, daug, ką? Jo, daug svečių. Kaip matot, 22 metai, daug svečių, lietuviškai vyko, nežinau, ten kiek ten Danielas suprato, bet tokia vot visa giminė didžiulė. Ir čia Daniela ir Stasys palaidoti yra Petrašiūnų kapinėse Kaune, netoli visiškai Romaldas Rakauskas yra palaidotas ir fotografas. Ir tokios mano fotografijos, tokie mano prisiminimai apie šiuos, kaip sakyt, labai iškilmingus žmonės. Gal kokių kas tokių turit klausimų, ar kaip koks nors, kad prisiminimų, ar... Man rodos, Lozoraičiai tokie, jie išliko tas sluoksnis, bendrakultūrinis sluoksnis, kur buvo visi mūsų ambasadoriai, ministrų pirmininkai, valdžios žmonės, jie nepaprastai kultūringi buvo, labai įsilavinę, žinojo daug kalbų, jie mokėjo atstovauti. Paskui vėliau, kurie 91 ten jau prasidėjo užsienio, pradedant ministrų kitais, jie tokie buvo, beveik su sportiniais batukais ėjo susitikimus oficialius. Ir tik tai vėliau vis tik jau turi tą kartą tokie šaukti, kad augti iki to lygio, kur buvo, reiškia, ta senoji mūsų valdžia, tarpukario valdžia, kurie baigė Peterburge, Varšuvoje, Berlyne mokslus. Nes politinis pokalbė, politiniai bendravimai, jie yra visiškai, jie tokie ir prigimti, jie turi būti ateiti iš senelių, ateiti iš tėvų, iš to bendro auklėjimo, intuicijos turi daug, kur intuicija tik tai paveldimo yra. Ką, ačiū labai.